Lietuva savo duotybėm tikrai gali būti žalia valstybė. Vien dėl to, kad mes turim tiek žalių miškų, žalių plotų, turim puikią gamtą, puikius metų laikus ir turim puikius žmonės, įsilavinusius, kurie gali, diegdami naujas technologijas, palaikyti tą žalumą arba jį netgi ir didinti. Kai spaudimas iš visuomenės, iš tos, kuri sąmoningai vertina procesus, tada atsiras ir įmonių judėjimas link žiediškumo. Ta reiktų daryti, kaip mes ir kalbėjom, pradedant nuo edukacijos mokyklose, universitetuose. Labai pasigendu to, kad mūsų savivaldybės, mūsų medicinos įstaigos, krašto apsaugos sistema dar yra kol kas akla ir kurčia tiems klausimams. Ir būtume dar žalesnė šalis, negu esame dabar. Kompanija Chemitek 15 metų Lietuvoje diegia ekologiškus ir ekonomiškus švaros sprendimus kompanijoms, kurios atsakingai žiūri į aplinkosaugą, turi intereso dalyvauti žiedinėje ekonomikoje. Nuo 2010 metų koncentruojamės į partnerius, kurie turi sprendimus atitinkančias mūsų koncepciją ir diegiam jos po truputį rinkoje. Tai yra popierius, pagamintas iš Tetra Pak pakuočių, tai yra chemijos produktai, kurie turi ekologiškumo sertifikatus ir taip toliau, tai yra valymo įrankiai, kurie pagaminti, kaip pavyzdys, įmonėse, kurios naudoja saulės baterijų pagamintą elektros energiją ir perdirbtą plastiką. Tokiu būdu sukuriam visą konceptą, leidžiantį veikti ekologiškai ir ekonomiškai rinkoje. Vienas iš pirmųjų mūsų klientų, kuris susipažinęs su tuo, kad svarbu ekologija, žiediškumas, yra Valdorfo žalioji mokykla ir jie vieni iš pirmųjų įsidegė sprendimus iš popieriaus, kuris padarytas iš perdirbtų Tetra Pakų. Pirmieji įsidegė dozavimo sistemas, kurios padarytos iš plastiko ir aliuminio, kuris išimtas iš Tetra Pakų, ir edukuoja savo jaunąją kartą, savo mokinius tą kryptimi. Bendras konceptas mokyklos yra būti kuo arčiau gamtos ir palikti kuo mažesnį tą blogąjį pėdsaką gamtoje. Tai tos filosofijos pilnai sutampa su mūsų filosofijomis ir leidžia bendradarbiauti tą kryptimį. Kompanija Lukart ir EcoNatural sprendimas leidžia pamatuoti, kiek mes padarom naudingo darbo su tais EcoNatural sprendimais, tai reiškia paskaičiuoti, kiek yra medžių išsaugota, kiek išimta Tetra Pakų iš aplinkos ir kiek išvengta papildomo CO2. Yra kalkuliatorius, į jį vedami skaičiai sunaudotos produkcijos ir tai leidžia konkrečiai įvertinti, koks tas yra ekologiškumo efektas. Tai kompanija Chemitek nuo kooperacijos su Lukart pradžios yra išėmusi iš aplinkos virš 7 milijonų Tetra Pakų litro tūrio, yra išsaugojusi virš 3000 vidutinio dydžio medžių ekvivalente ir mes savo veiklos dėka neišleidom papildomų į aplinką 200 000 kg CO2. Tai yra labai dinamiškas verslas, labai yra reikalaujantis edukacijos ir tai vyksta nuolat. Tu turi dalyvauti tiek parodose,
tiek kalbėtis su klientais, su potencialiais partneriais. Ta informacija greitai sensta, atsiranda nauja. Tu visą laiką esi judesy ir tu supranti, kad darai tuos dalykus geriau, naujau, tas įkvepia, leidžia judėti dar efektyviau ir tas verslas konkrečiai su švaros sprendimais, jisai aprėpia labai daugą. Kiekvienas iš mūsų kažką naudoja švarai, pradedant vandeniu, baigiant tuo pačiu popieriu. Tai užtat šitame versle tu turi išmanyti visus tos procesus nuo pat pradžių iki pat pabaigos. Tai įdomu, tai veža. Įmonės, kurios turi užsienio kapitalo, kuriuose yra daugiau vadovų iš kitų šalių atvykusių, taip toliau, lengviau kalba šiais klausimais, negu tie, kurie yra lietuviško kapitalo ir vadybos įmonės. Ten yra vis dėlto orientacija į pelną žymiai stipresnė ir visi kiti aplinkiniai klausimai, kaip ten ekologija, sakykime, ar žiediškumas, tampa visiškai antraeiliais. Bet dirbant su kiekvienu kaip asmeniu, kalbantis, dėliojant tos visus principus, kodėl išaiškinant ir taip toliau, ta situacija, žiūrint jau 10 metų, jinai gerėja, faktas. Ir pasakyti, kad tas orientavimasis vien į pelną mažėja, jau galima. Bet tam dar reikia laiko, reikia edukacijos ir darbo visų tų, kas gali tokius sprendimus siūlyti, kurie orientuoti ne vien tik tai į pelną, bet ir aplinkosaugą, žiediškumą. Kai spaudimas iš visuomenės, iš tos, kuri sąmoningai vertina procesus, tada atsiras ir įmonių judėjimas link žiediškumo. Ta reiktų daryti, kaip mes ir kalbėjom, pradedant nuo edukacijos mokyklose, universitetuose, tada tie žmonės jau žinodami principus ir kodėl tai reikalinga ir kad tai teisingiausias kelias, jie spaudžia verslus ir ne tik verslus, ir spaudžia tada ir vyriausybės vis dėlto judėti žiediškumo kryptimi. Manau, kad pirmieji tai bus vis dėlto, kurie suksis į tą pusę, tai yra švietimo objektai, vėliau turėtų suktis įvairios savivaldybės, savivaldybių įmonės ir panašiai. Tada jau ateis ir tie kiti verslai, spaudžiami situacijos rinkoje ir socialiai atsakingos įmonės, kurias deklaruoja, turės judėti tą kryptimį. Slovėnijoje partneriai, EcoNatural popieriaus importuotojai ir platintojai turi labai sėkmingą pavyzdį tame, nes jie įtraukia edukavimo objektus ir projektus ir savivaldybės. Jie daro ką? Mokina mokyklose, kaip aš ir kalbėjau, kad tai yra sunkiai perdirbama atlieka, tetrapakas, rodo, koks yra popierius iš to pagaminamas efektyvus, kokie dalytuvai yra teisingi. Ir savivaldybės daro tuos visus, reiškia, pirkimo konkursus, kuriuose yra reikalavimas, kad popierius turėtų būti iš tam tikrų perdirbtų žaliavų. Tokiu būdu, kaip pasakyti, jie sugebėjo parodyti, netgi apskričių mastų, kokį kiekį jie išima iš aplinkos išmestų tetrapakų ir kokį kiekį po to panaudoja popieriaus, kuris jau yra perdirbtas, tokiu būdu neįsiveždami visiškai ką tik tai nupjautų medžių pagalba pagaminto popieriaus. Ir tas projektas man yra kaip pavyzdys, kokios įmonės pirma šauna į šitą teisingą srautą ir kaip pradeda judėti. Savivaldybių įmonės ir švietimo įmonės. Mes turime 99
atvejų 100 paaiškinti, parodyti, išedukuoti, tada kažkas gali paskambinti. Pačių įmonių, kurios ieškotų tokios produkcijos konkrečiai, dar neteko susidurti bent jau Lietuvoje. Yra keletas signalų atėję iš to, kaip parodoje sudalyvauja kokios nors įmonės, kreipiasi į gamintoją, sako, va, mes norėtume kažką apie tai sužinoti daugiau. Ir tada mes tą gaunam kontaktą kaip kompanijos, kuris susidomi tokio pobūdžio produkciją, mes su ja kontaktuojam ir darom tą edukacinį toliau darbą ir pasakojam ir viską dėliojam. Visos ambicijos šiandien dienai turi būti pagristos irgi, kaip sakyti, gerais darbais, gerais norais, ne vien tik tai ambicija iš ambicijos. Labai norėčiau dalyvauti diskusijose ir projektuose, kurie apimtų Tetra Pako surinkimą Lietuvoje. Mesgi turim šiandien dienai puikiausią pavyzdį, tai plastiko ir stiklo taros automatus, kurie surenka pakelėse, nebeliko. Nei butelių, nieko, tai puiku. Ne apie pinigus kalba, o tiesiog, kad tai yra puiku, tai valo mūsų, kaip pasakyti, visą aplinką, tvarko ir visą kitą. Kodėl nedaryti to paties su Tetra Paku? Kaip pavyzdys, viena šeima, vienas ūkis per dieną minimum vieną Tetra Paką sunaudoja ir jis išeina į aplinką. Šiandien dienai Lietuvoje jų perdirbimas yra labai toks ginčytinas klausimas. Arba užkas, arba sudegina. Ir manau, kad tai būtų įdomi tema, kur suradus teisingus partnerius ir teisingai iškomunikavus tą idėją, galime būti vėlgi sėkmingi visi kartu. Tokia pamąstymo kryptis yra kaip centras Pabaltijos, Skandinavijos, netgi Lenkija apimtų Tetra Pakų surinkimo ir perdirbimo į popierių. Kodėl nepadarius to Grigiškių bazėje? Puikiausias būtų tiek šios krypties gamintojo ir sąmonės ir produkcijos pakeitimas. Nes jeigu vidutiniškai 500 km spindulių nuo perdirbimo yra efektyvu logistikos ir tiekimo prasme surinkti visus Tetra Pakus, tai pasižiūrėkim. Nuo Grigiškių 500 km spindulių nurinktume tą sunkiai perdirbamą produktą per Tetra Pakomatus, taromatus, perdirbtume juos ir būtume dar žalesnė šalis, negu esame dabar. Kaip ir kalbėjome anksčiau, tai vienas iš tų būdų yra tai, kad mes kalbamės dabar ir iš tikrųjų tai yra gera žinia man, kad yra tokių konferencijų, kur įdomu apie tai pakalbėti. Faktas, kad dirbsim labai stipriai su švietimo sistema, kalbėsim apie tai, kaip tuos produktus parodyti jaunai kartai, kad jie jau priiminėdami sprendimus kaip suaugę žmonės žinotų apie naudą, apie teisingą kryptį to ekologiško popieriaus ir sprendimų. Labai pasigendu to, kad mūsų savivaldybės, mūsų medicinos įstaigos, krašto apsaugos sistema dar yra kol kas akla ir kurčia tiems klausimams. Ten dažniausiai viskas vyksta taip, kad kol mums nepasakė iš viršaus, kad reikia taip, jie nelinkia kalbėti apie tos ekologiškus sprendimus ir įtraukti į pirkimo procedūras arba jų aprašymus būtent reikalavimų, kad tai būtų ekologiška. To pasigendu. Lietuva savo duotybėm tikrai gali būti žalia valstybė. Vien dėl to, kad mes turim tiek žalių miškų, žalių plotų, turim puikią gamtą, puikius metų laikus ir turim puikius žmonės, įsilavinusius, kurie gali, diegdami naujas technologijas, palaikyti tą žalumą arba jį netgi ir didinti. Kai sąmoningumas visuomenės ir supratimas apie ekologiją, apie žiediškumą auga, visos galimybės Lietuvos būti žalia valstybė savo esme ir esybė
labai didėja ir manau, kad taip ir bus.